dar kartą parodos lankytojai, norim pratęsti pokalbių ciklą ir labai malonu pakalbinti Liudmilą, Top Keramika atstovę. Kuom užsiima Top Keramika? Sveiki parodos lankytojai, tai Top Keramika užsiima plytelėmis, vonios kambario įranga, bruseliai ir kitom medžiagom. Plytelėm, žodžiu, aš taip suprantu, kad daugiausiai vonios kambarių, ar ne? Ar ne, kas susijęs su vonios kambariu? Viskas, kas susijęs su vonios kambariu, tai plytelės, žinoma, sudaro didžiąją dalį mūsų prekių asortimentą. Ir mes siūloma gamintojus, būtent Ispanijos, Italijos gamintojai. Plytelės kaip medžiagą galima dėti visur, kur sugalvosite, galima dėti ir koridoriuje, ir lauke, tiesiog fantazijų reikalas. Bet čia irgi mes matom, ar ne, plyteles, tai čia irgi yra jūsų sprendimas. Taip, terasinė. Terasinė, bet galima ne tik terasoje, aš įsivaizduoju, ir balkonė kokiam galima, ar ne, drąsiai? Taip, drąsiai. Supratau, tai gerai, tai ten mes matome ir jūsų turimas plyteles. Dabar apskritai kokios šiandien populiarios tos plytelės, ar, nežinau, dydis jų, spalva, kuom dabar tos plytelės šiandien yra įdomios, išskirtinės ir madingos? Jeigu žiūrėti pagal tendencijas, kaip tik praeitą mėnesį vyko Italijoje paroda ir kiek kalbėjau su gamintojais, žiūrėti pagal pardavimus, ką jie dažniausiai ir daugiausiai parduoda. Tai didžioji dalis vis dėlto yra plytelės 60 ant 1,20 m, tai didžioji dalis yra plytelio asortimento yra to. Tai mada, galim pasakyti, yra tokia. Plytelės yra tokio formato. Aišku, kaip akcentinės plytelės yra naudojamas ir dar didesnė, 1,20 m ant 2,80 m, bet jos vis dėlto naudojamas kaip akcentoje, kažkam akcentuoti. Tai tokia yra tendencija. Jeigu žiūrėti pagal spalvinę gamą, tai dabar madoje yra G&D stilius, tai yra šiltos spalvos. Siekiame, kad vonios kambary būtų jauku, kad mes grįžtume namo ir mes atsipalaiduotumėm. Dabar visas interjeras eina apie tai. Mes ką tik buvom industriniam, loftiniam stiliuje, o dabar visi nori pailsėti namuose. Gerai, tai tada plytelės. O dabar nuo kokio dydžio plytelės skaitosi kaip didelio formato plytelės? Man didelio formato plytelės tai yra 1,20 m ant 2,80 m, čia yra didelio formato, bet dažnai ateina klientai ir kai reikia pasiūlyti plytelės, jiems atrodo, kad 60 ant 1,20 m irgi yra didelės plytelės, nors tai yra tabu, tai nėra. Ok, o dabar montavimas, klijavimas tų plytelių kažkaip skiriasi kainos prasme, sudėtingumo prasme, ar čia ir tas pats? Jeigu aišku, didelio formato plytelės kainų prasme yra didesnė, tai čia yra, taip, nes reikia specialių įrankių, reikia ne vieno meistro, reikia iš karto dviejų, tai dėl to ir kainos skiriasi. Ir užnešti galų gale, ne? Ir užnešti, taip, žinoma. Ok, tai o dabar be plytelių, kas dar toj vonioj būna? Būna dar kas nors be plytelių? Vonios įranga būna be plytelių. Vonios įranga. Kaip ją išsirinkti? Apskritai, kaip išsirinkti tas plyteles? Nuo ko viskas prasideda? Kaip išsirinkti vonios įrangą? Gal turi kažkokių patarimų praktinių? Iš tikrųjų, vienas iš pagrindinių klausimų, kai ateina klientas, tai taip, tu klausia, ar jūs žinote, ko jūs norite? Ir dažniausiai jis ateina, sako, man reikia plytelių arba man reikia dušo kabinos ir supranti, kad jis yra nepasiruošęs. Tai pagrindiniai namų darbai, ką žmogus turi pasidaryti, tai pradėti svajoti, įsivaizduoti, ką aš norėčiau matyti savo vonios kambarį. Aš noriu pailsėti, aš noriu atsibūsti ir tuomet tu pradedi formuoti visą konceptą. Lygiai taip pat dušo kabina. Ok, viskas tvarkoja, dušo kabina. Kokio dydžio jinai turi būti? Ten vienas maudasi, dviese, vaikai, reikia galvoti apie saugumo, nereikia galvoti. Norite lataką, norite dušo padą, rėmas. Ten daug dalykų, į ką susideda visas bendras konceptas.
Taipogi baldai kokie turi būti, reikia pasidėjimo, nereikia susidėjimo. Tai va. Ok, nu, jūs čia kalbat apie jau labai idealizuotą žmogų, aš tokių nepažįstu, aš asmeniškai, jeigu kažką ir susvajoju, tai žmona pakeičia svajonę akimirksniu, bet o jeigu aš neturiu tos, nu neįsivaizduoju, nebent gal turiu tik tais, vat, man patinka tamsu, šviesu, nu kažkoks va tik tais galbūt akcentas. Ar galit jūs pagelbėti, ar galit man padėti nuspręsti ir pamatyti tą viziją? Taip, mes atliekam projektavimo paslaugą. Aš pati projektuoju būtent vonios kambarį jau 20 metų, tai turiu labai didelę patirtį. Ir dažniausiai, iš tikrųjų, kai ateina klientas pas mane, jie sako, jūs iš karto žinot, ką pasiūlyti. Iš tikrųjų, iš pokalbio labai aiškiai galima suprasti, ko reikia klientui per tam tikrus atsakymus. Tai iš tikrųjų atsakymą aš turiu iš karto, ką pasiūlyti, ir projektavimo paslauga jinai padeda suprasti klientui, nes labai dažnai būna, kad žmogus neįsivaizduoja, kaip turi atrodyti jo vonios kambarys. Jis sako, man patinka šviesu, man reikia to, o kai sudedi, jis pradeda suprasti, kad tai yra nepatogu, tai yra neergonomiška visiškai. Ir projektavimo paslauga yra mums tam, kad mes padėtumėm žmogui, klientui realizuoti savo svajonę. O dabar apskritai, ar yra šiais laikais kažkokių ribų, apribojimų, iš kur mes galim gauti tą plyteles, pavyzdžiui, vonios įrangą? Nu, pavyzdžiui, nežinau, aš noriu ten ispaniškos, noriu japoniškos kokios nors. Ar jūs turit galimybę pasiūlyti tokį platesnį spektrą? Ne tik tai, ką mes matom mūsų standartinėse parduotuvėse. Mes vis tiek centralizuojamės ir atstovaujame, didžioji dalis yra Ispanija, Italija, dėl to, kad vis dėlto jie kūrė visą tendenciją. Būtent jie siūlo, o kiti, jeigu žiūrėti, ar ten Indija, ar Kinija, jie kopijuoja, kurie yra vis dėlto italai, ispanai, ir mes laikomės. Ir mes norim pasiūlyti klientams būtent tai, kas šiai dienai yra aktualu ir įdomu. Plus mes, dėl ko Italija, Ispanija, viskas gaminama yra Europos Sąjungoje, pagal visus standartus. O plytelės atvežtos iš kitų šalių, tikrai mes nežinom būtent jų kokybės, prieinamumas, dilumo klasė, trinties klasė kokia yra. Ta prasme, jūs tiesiog nesat garantuoti, kad tas produktas bus kokybiškas. Taip. Nes neišbandytas nei gamintojas. Beje, man pačiam asmeniškai yra buvę toks atvejis, kada aš užsakiau, nors irgi užsakiau šiaip iš Europos gamyklos, praustuvą. Tai jis atėjo įskilęs, tada kreipiausi į tiekėją, sakau, labą dieną, tai atėjo įskilęs. Gerai, sako, pakeisim, atėjo antras praustuvas sudužęs. Tai tada sako, tai gerai, tada vėl pakeisim. Ir tada jau sako, pats pardavėjas, sako, tai gal pabandom pakeisti gamintoją, nes mes bijom, kad ir trečią kartą ateis brokuotas. Tai, čia aš ką ir noriu pasakyti, kad tas gamintojo patikimumas, jis turbūt labai yra svarbus, bet žmogus to nesupranta. Nes, pavyzdžiui, kodėl ir mano gaminiai atėjo įskilę arba įdužę, dėl to, kad vien, pavyzdžiui, pakuotės transportavimas buvo visiškai toks simple. Tiesiog į kartoninę dėžę padėjo tą praustuvą, be jokių apsaugų, be papildomų paminkštinimų, be nieko. Tai čia nežinau, kaip jį tu turi vežti, kaip kiaušinį, kad jis nesudužtų. Bet čia nuo gamintojo jau priklauso, kaip jisai pakuoja savo produktą. Nuo jo požiūrio. Mes iš tikrųjų netgi labai įdomiai, kad ir pavyzdžius gaunama iš Ispanijos, iš Italijos, labai saugiai supakuotų. Tenais daug dėžučių, kad mes tik be įskilusių kampučių, kad viskas būtų sveika. Netgi nuo tokių niuansų, nuo pavyzdžių prasideda, plus paskui pats pakavimas. Tai yra svarbu, jo. Taip, o dabar kaip dėl pačios vonios įrangos. Tai pavyzdžiui, aš asmeniškai, kiek man žmona pasakė, tiek aš ir žinau, jog buvo čia madinga pauksuoti visokie, buvo madingi bronziniai. Nežinau, ar įmanoma yra atrasti pas jūs kažką tokio išskirtinio?
išskirtinio mes iš tikrųjų stengiamės pasiūlyti visą laiką klientui išskirtinius sprendimus. Tai yra atrasti tai, ko jisai neras kitur, arba tai, kas atėjo tik į madą, tai, kas siūlo dizaineriai, mes jų galim pasiūlyti. Ir tai neprasideda vien tik nuo maišytuvo spalvos, kaip dabar labai madoje yra nerūdintis plienas, ne? Tai maišytuvas, paskui eina gyvatukas, aksesuarai ir žinoma viskas taip. Ir labai svarbu klientų pasiūlyti viską būtent vienos spalvos, nes mes visi norime tobulai, kad viskas gerai atrodytų, bet paskui, kad išvengtų klientos tos kelionės paieškų, ne, tai yra labai svarbu. Tai mes siekime, kad jis pas mūsų susikurtų bendrą konceptą ir rastų tai, ko jam reikia. Tai va, jeigu žiūrėti pagal tendencijas, jeigu žiūrėti taip, dabar labai madoja nerūdintis plienas. Ir aš, kaip sakau, pagaliau atėjo į Klaipėdą mada būtent nerūdijančio plieno. Nes mes labai mylim auksą ir iki šiol dar mylim auksą. Bet jis dabar labai pabrango, tai nebeįperkam. Taip. Tai pagaliau atėjo nerūdintis plienas, kuris yra ne tik gerai, gražiai atrodo ir galima jį įvesti į bet kokį dizainą, bet jis yra labai praktiškas. Ant jo nelieka spaudų, mažiau valyti, prižiūrėti. Gerai, o dabar jeigu dar pažiūrėti iš kitos pusės, jeigu aš turiu interjero dizainerį pasisamdęs, ar jūs galit kažkuom padėti? Galbūt man kaip užsakovo arba dizaineriui galbūt jūs galite pagelbėti. Taip. Dizaineris turi irgi konceptą sukūręs. Mūsų tikslas padėti dizaineriui įgyvendinti šitą konceptą. Nes labai dažnai, kaip sakau, nuo mygtuko ateina dizaineris ir sako, mums turi būti būtent šitas auksas, nes jie prisiriša prie kažkokios detalės ir tuomet labai stipriai ieško. Mano užduotis yra padėti įgyvendinti ne tik dizainerio norą, bet ir kliento tuo pačiu. O tai paminėjot, kad akcentas, tai turbūt dabar interjere vis tiek yra tokia mada, kad turi kažkoks, suktis visas tas gyvenamasis būstas aplink kažkokį akcentą, turbūt tą turėjot omeny. Taip, visi arba akcentus netgi, net ne vieną akcentą. Taip nėra taip, kad tu sugalvoji vienam vonio kambaryje juoda, kitam auksas, visur yra visuma. Mes turim galvoti apie visumą. Tai va. Gerai, tada dar toks į pabaigą klausimas. Kada žmogus turi ateiti pas jūs? Gerai, gal išskirkim kelis atvejus. Vienas atvejis, kai mes statom namą, ir, nežinau, šiuo metu, tarkim, turim dėžutę. Ir, pavyzdžiui, kitas variantas butas, kada turim esamą, nupirkom, pavyzdžiui, butą, norim jį konvertuoti ir prisitaikyti savo. Kada turėtų ateiti žmogus pas jūs? Jisai turi savo pasilikti kažkur 2-3 mėnesius. Turėti jau tokį laiką, kad galėtų užsisakyti plyteles. Būna, kad plytelės reikia laukti kažkur 6 savaitės. Bet čia plytelės. Taip, jeigu žiūrėti apie vonios įrangą, jeigu tam tikros spalvos yra gaminama Italijoje, tai gali būti, kad reikės laukti kažkur 3 mėnesius. Tai jeigu žiūrėti, tiesiog pagal faktą reikia turbūt prieš 3-4 mėnesius jau būti. Jo, bet dar aš ką norėjau ir paminėti, kodėl mano klausimas toks. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, mes turim potinkinę dušo sistemą, ir mes ją norim naudoti. Tai turbūt jau gan anksti reikia, kol dar nėra visų vamzdynų iki galo pravedžioti, ar ne, kad jau pritaikytų pagal jų norimą tą sistemą, nes jau vėliau nebeįmontuosit. Taip. Šitam dalykui jisai turi pasiruošti. Aišku, dar, kad įsimontuoti potinkinę dalį, tu tiesiog turi žinoti, kad tau reikalingas potinkinis maišytuvas ir tau reikalinga tik potinkinė dalis. Potinkinė dalis yra dažniausiai sandėliuojama, tai mes čia problemų tokių kažkokių neturime. Didžioji problema yra būtent su atvežimu pačių medžiagų toliau, tų gražių medžiagų, ne plytelės, patys maišytuvai iš gamyklų, potinkinės dalis, tai nėra. Supratau. Ar dar yra kažkas tai tokio, ką norėtumėt pasakyti? Gal kažką pridurt?
Turbūt, kad ne. Aš tik labai lauksiu visus būtent pas mūsų salone. O kur jisai yra? Jis yra Nik centre, Minijos gatvė 42. Laukiam. Tai ką, tai ačiū labai Liudmilai ir Top Keramikai už išduotas paslaptis.